Gali atrodyti, kad bendrovių valdymas ir bendrovės vadovo atsakomybės tema yra toli nuo konstitucinių normų. Bet taip nėra. Visų pirma, konstitucija nustato teisinę sistemą, kurioje veikia bendrovės ir jos vadovai. Svarbiausia iš jų valdžių atskirimas, neleidžiantis nepagristai kištis į verslo reikalus. Antra, konstitucija užtikrina asmens teises ir laisvės, kurios yra labai svarbios bendrovių veikloje. Ji užtikrina, kad suinteresuotų šalių, įskaitant darbuotojus, akcininkus ir klientus, teisės būtų apsaugotos. Taip kuriama pasitikėjimo ir atskaitomybės aplinka, skatinanti etišką verslo praktiką. Trečia, teisės, kurios atrodo yra tik fizinių asmenų teisės, tokios kaip ūkinės veiklos laisvė, nuosavybės neliečiamumas, privatumas, transformuojasi juridinių asmenų teises ir laisvės. Nepamirškime, kad pagal Civilinio kodekso 2 knygos 74 straipsnį privatus juridiniai asmenys gali įgyti ir turėti bet kokias civilinės teises ir pareigas. Taigi, sveikinu visus su Lietuvos Respublikos Konstitucijos diena.